namuką aš stačiau ir tam, kad jame galėtų apsistoti, nenukristų Laurinai, kad jame galėtų apsistoti svečiai ir kai pas mus namie nebetelpa. Čia 1, 2, 3, 4 miegamos vietos bet... Ir tinklas, ant kurio miegot galima. Taip, bet šiais metais jame miegojo 10 žmonių. Ten tinklo? Ar ne? Ne, čia šis namukė miegojo 10 žmonių. Įsivaizduoju, aš nežinau kaip jie tinko, bet 10 žmonių miegojo. Ir tu dažniausiai dalykus statai tu su kažkieno pagalba. Taip. Iš principo, nėra čia kažkas samdyta, kad būtų pastatę. Visą laiką statai tu ir kažkas padeda. Šitą namuką pačią pradžią pradėjau statyti aš ir porą dienų buvo atvažiavęs toks ir Povilas, pačią karkasą mes pradėjom statyti. Ir paskui aš visą stačiau pats. Paskui pakalimuose dar dalyvavo, Jokūbas dalyvavo, padėjo, kaip tai tada Covidas buvo, padėjo čia daryti kaimynai, toks Edvardas ir Martynas buvo irgi padėjo pas mane pakalt. Tai, bet pagrindiniai taip. Didžiąją dalim aš esu išmokęs tokį dalyką, kad jeigu kažką tu nori daryti, tu turi daryti, prasme, neišeis taip, kad... Net ir va tą, dabar čia šiek tiek matosi didelį angarą irgi, statai tu su žmonių pagalba. Irgi taip, irgi tas pats dalykas, va čia pavyzdys, va čia yra iš tikrųjų pavyzdys labai geras, kad angarą pastatė vokiečių komanda, kuriame amžiaus vidurkis buvo gal 18 metų. Čia krepšinio rinktinė vokiečių? Taip, ne, buvo atvažiavę jaunimas ir jie per savaitę, vienais metais savaitę pastatė karkasą, kitais metais atvažiavo savaitę apkalę. O paskui dar atvažiavo irgi draugai iš Prancūzijos ir jie padėjo stogą uždengti ir nudažyti.